Vienintelis geras dalykas čia yra šitas televizorius. Jo. Čia tipo plazminis, biški storas. Atsiprašant, biški storas, biški. Gerai, atsidarai pirmą stalčių. Čiupačiupsais vanelina, bobiškais, arba čia vibratorium, nu nežinau, gal... Laidų krūva. Jo, krūva laidų, jeigu nori pasismaukti, čia buvo tikrai pasismugimai, prietaisai tokie geri. Antrą stalčių. Atidarai irgi kažkaip čiupačiupsais smirda. Ar tai guma kažkokia kreminė? Neįmanoma, žodžiu. O čia Trečiam kažkokios knygelės. Gali pasiskaityti prieš nuviesdama šitam kambarį. Jo, laidų krūva. Laidų krūva blemba, Jo. jeigu nori. Tada mūsų šaunioji šiukšlių dėžė. Beformė tokia biški. Kažkas jie apspardė. Kėdė, kuri net veikia. Pažiūrėkit. Lempa, kuri net Turim lempą. užsidega. Wow. Respekts lempai. Atsidarai čia stalčių. Kažkais lasdyno rieštais vanelina visi. Būt neįmanoma. Visi tušti kaip šūdas. Tai va. Fui, tai paskutinis mitas iš šūdais, atsiprašant. Va, turim staliuką. Turim kėdę, kurios atrodo kaip tardomosios. O, žiūrėkit, iš kažkur tai. stalčiuką. Ir stalas su stalčiais, su kažkaip šūdais. Na. Smirda kažkokie šūdais, alkoholio maros, vodka. Va, čia papilta buvo. Papilta biški smirda absoliučiai. Va, kaip raktai atrodo. Raktai tokie, net ne kortelės, labai šanu, labai šanu. Net Lenkijoje geresnė. Nu, tai čia visas šitas šūdas yra Vokietijoje. 3 žvaigždutės už tokį šūdą duotos. Čia būt neįmanoma. 3 eurų vieną dieną kainuoja, būt neįmanoma. Toks šūdas gyvenime čia neikit. Dar bus 3 dalis. Viso gero.